Na, tai buvo dar pradžia Lietuvos nepriklausomybės ir neturėjom daug patirčių, bet jau buvom žinoma pakankama įmonė. 96 metais įvyko dėrybos su Hansa Investment, tuo metu buvusiu fondu. Ir fondo valdytojai vis dėlto rizikavo, tuo metu mes buvom auganti kompanija, investuoti $2 milijonus, gaudami tam tikrą akcijų paketą. Na ir išsiskyrėm, po kurio laiko jie sėkmingai pardavė savo akcijų dalį, mes išpirkom tą akcijų dalį ir bendravom daugiau kaip 5 metus ir nuosekliai didintindami įmonės vertę. Paskutinį kartą su fondu dirbome biuro įrangos kompanijų srityje ir tada 2007 metais pardavėm Daily Service kompaniją, kuri iš pradžio vadinosi Elnos biuro sistemos, po to buvo pakeistas vardas į Daily Service ir įmonė dirbo jau 3 Baltijos šalyse, buvo išplėsta, turėjo tokią augantį potencialą ir dėl jos varžėsi gan 3 dideli tarptautiniai, vienas iš Amerikos korporacija, viena čia iš Olandijos ir Islandijos kompanijos. Tai mes turėjom netgi tokį gerą konkursą, kuriame galėjom padidinti savo vertę. Tai bendradarbiavimas su fondu irgi kitų fondų jau buvo sėkmingas. Jie dalyvavo kompanijos valdyme, įnešė vertę tai, kad managementas, būdamas akcininkais, kartais truputį turi nepakankamai objektyvę, nepakankamai agresyvę galbūt požiūrį į vidinius procesus ar į valdymą. Ir jie įnešdavo savo reikalingą, sakykime, vertę, dalyvaudami valdybos darbe. Mes turėjom iš jų galimybę paieškoti per jų tarptautinius kanalus, kadangi tai tarptautinis fondas, jų yra partneriai Suomijoje, kitur mes gavom tokį tarptautinį didesnį supratimą, kaip veikia panašios kompanijos pasaulyje ir kokią vertę mes galim savo regione pasiūlyti, kaip įmonę plėsti, turėdami 3 metų perspektyvą ar net 5 metų perspektyvą, žiūrėdami logistikos procesus, žiūrėdami klientų vertės procesus, ko klientai nori, darydami įvairius know-how. Ir tame tarpe netgi dirbom su garsiu, parašysiu keletą verslo vadovėlių, gal visiems žinomų Goldratų knygų Tikslas autoriumi ir su juo asmeniškai teko tą progą irgi susitikti ir bendrauti ir buvo labai įdomus darbas, kad mes taip kūrybinis tas potencialas apėmė ir fondo partnerius ir vidinius darbuotojus ir tai buvo ne tik tai vertės didinimas, bet šiaip įdomus periodas, kurį tas vertės galima patirti, naudoti ir vėliau. Tai daugiausia, jeigu bendraja prasme, darbas valdyboje. Kiek įmonė suteikia reikšmės valdybai, nuo to ir priklauso kažkokie rezultatai. Tai buvo tokie reglamentai, kad mes ten visas strateginės sesijas, taip pat ateities tikslus užsiduodavom tam tikruose planuotose savo susitikimuose, bet jis nebuvo formalus, kad pasižiūrėm rezultatus, maždaug geri, blogi ir įsiskirstom. Tai buvo kiekvieną kartą buvo kreipiami į kažkokį tai tikslą. Tų metų tikslas yra toks ir kaip mes vykdysim tą tikslą, daugiausiai taip bendravom. Tai bendravimas priklausė nuo tų žmonių, yra atviras. Be atvirumo nieko nepasieksi, gali slėptis ar ką, jeigu tu turi kitokį tikslą negu tavo partneris, reiškia, tada tas pasyvus investuotojas bus nelaimingas arba mes jau nuo pat pradžių sandorio bus ne į tą pusę einama. Na ir aš manau, kad daug kompanijų man išėjus iš kompanijos laikinai, kai teko dirbti ūkio ministerijai, aš irgi mačiau labai didelę reikšmę Lietuvos ekonomikai ir dabar netgi krizės metu vadinamuoju, aš manau, kad nepakankamai
Lietuvos tas potencialas išnaudotas, kadangi nepakankamai galbūt suteikta erdvės veikimui tų pasyvių fondų smulkiajam versle, dalinai vidutiniam versle, verslo angelų programos, kitos truputį orientuojasi į labai sėkmingus biznius. O čia reikia truputį orientuotis į rizikingus. Ir dabar labai daug yra naujų technologijų kompanijų, telekomunikacijų, mažyčių. Yra nuostabios idėjos, yra 2, 3, 5 programuotojai, sakykime, jeigu iš mūsų srityje žiūrėti, kurie sukuria labai tokias įdomias, bet rizikingas idėjas, kur galima daryti verslą ne Lietuvoje, o bendrai pasaulio mastu. Ir reikia kažkam tai rizikuoti. Nu tai pagal praktikas, tai iš 10 verslų 2 tikrai visada atperka, o 8 kartais ir gali numirti, bet tai yra toks ir ciklas, kurį reikia normaliai suprasti, kad rizikos kapitalas tam ir skirtas, kad sumažinti tas rizikas ir kad tie 8 ne visi būtų pralošti, o iš kitos pusės tie 2 tikrai atpirks tą visą energiją, kurią rizikos kapitalas gali investuoti. Tai jų patirtis, jų pinigai, jų dalyvavimas valdyme ir aiškus tikslai, ko siekia maža įmonė, labai svarbu. Na čia gerai, kai dirba universitetai, kai universitetuose yra mokslinių tokių naujų idėjų, vadinamos slėnių, tos idėjos dalinai kažkaip neįvyksta, nes rizikos kapitalas galėtų sujungti verslo patirtį, mokslininkų patirtį ir valdymo prasme duoti neblogus rezultatus, kurių galbūt dabar mums trūksta, kad atsirastų Google'ai kokie Lietuvos, ar kaip Jetjaras, sakykime, pavyzdys yra įmonės labai sėkmingos, kurie į Silikonę dabar dirba, tai yra Lietuvos sėkmės pavyzdys, tokių pavyzdžių galėtų būti daugiau. Na, žinot, būna tokių momentų, kai fondai nedalyvauja valdyme ir pas mus irgi gal buvo vienu metu jau, tai tada ta vertė, jau finansinė vertė, jau atrodo, mes išaugam iš tos bendarbiavimo, sakykime, vertės, tai tada reikia kažkam tai išeiti. Ir tada reikia iš anksto geriau turėti taisyklės, nes tos skyrybos arba išėjimas paprastai tai yra pinigų išėmimas, fondai nori gauti tam tikrą grąžą, dažnai netokią mažą nori gauti grąžą ir tie susitarimai gerai, kai yra žinomi iš anksto. Tai man atrodo, kad šitie dalykai pas mus buvo gerai, kad aptarti žaidimo taisyklės iš anksto. Ir kad galima išpirkti, esant tokiom tai sąlygom, ir galima išsipirkti. Ir tada mes matėm, kad galime dirbti kitą kryptim, ar dalį verslo parduoti, nes visas tas judėjimas vyksta labai dažnai. Tai kažkokį verslą parduodi, kažką naujo investuoji ir tie pokyčiai yra labai svarbus laiku nepradėlisti. Aš gal daugiau šneku iš tokios didesnės įmonės pozicijos. Bet, pavyzdžiui, yra dabar daug, kur spragas galėtų užpildyti ES struktūrinių fondų, gauna daug kas paramą, tą finansinį impulsą, bet jie negauna, yra tik tai pinigai. Bet pinigai savaime neatneša sėkmės. Reikia žinoti, kokia konkurencinė prasme, kokie tikslai yra statomi ir dažnai jauni žmonės nepagauna tų tikslų, gero valdymo ir truputį jiems trūksta tų žinių. Tai šita prasme ES dabar struktūrinių pinigų vietą galėtų irgi dalinai užpildyti rizikos kapitalo fondai, kurie suteiktų reikiamą valdymo, konkurencingumo požiūrių, vidinių procesų kompanijos kūrimo ir kitas vertes, turėdami daugiau tarptautiniškumo kryptį. Visada gali priimti dar geresnį sprendimą. Bet sunku pakartoti tos dalykus, tiesiog tai buvo sėkmingos istorijos, kurios iš esmės aš vertinu labai teigiamai. Ir
Jeigu kompanija verdasi savo sultėse paprastai arba savo aplinkoje, mažiau gauni to kūrybiškumo galimybių pritaikymo ir aš manau, kad tos patirtis visiems gali būti ir dabar sėkmingos ir mes tikrai nesigailim dėl tų žingsnių. Manau, kad tos patirtis kiekvienu atveju reikia spręsti patiems. Manau, kad reikia gerai suvokti tikslus ir matyti savo perspektyvą. Ir manau, kad gerai, kai augimo akceleratoriai tokiam greitintuvui gali duoti tie fondai, reikia gerai numatyti, kokią vietą jiems skiriame ir su kokiom žaidimo taisyklėm, kiek galima augti, nes tas yra ne visą gyvenimą. Tai nėra meilė visam gyvenimui, tai yra meilė tam tikram periodui, kūrybinė meilė, kuri turi aiškiai turėti tam tikrą ir pradžią, ir pabaigą. Tai jeigu jūs tie jauni investuotojai atkreiptų dėmesį, jie gautų turbūt vertes realias, kurios abiem pusėm būtų sėkmingos, sėkmės istorijos vienai ir kitai pusiai. Pasirenkant partnerius irgi reikia pažiūrėti, kas dalyvaus tam fonde. Ar tik tai pinigai, tai yra per mažai, kas dalyvaus su konkrečiom patirtim, su konkrečia verte, ne tik verslo idėjos, bet ir jos komercializavimo, plėtros ir kitais aspektais.